šių metų pradžioje ta pati Jungtinių Amerikos valstijų agentūra paskelbė duomenis 14 pasaulio regionų, kur aš jums jau rodžiau, potencialo įvertinimą ir aš aišku išpreparavau tik Europą iš jo. Jeigu pažiūrėtume, šios agentūros duomenimis Europoje galėtų būti apie 17 trilijonų kubinių metrų. Technologiškai šiuo atveju jau kalbama ne apie tai, ką aš jau minėjau, tos geologinius, kurie teoriškai galėtų būti, bet vėlgi, dar kartą. Įvadas šio veikalo, sakykime, aiškiai pasako, kad tai yra tik tai labai preliminarūs prognoziniai skaičiavimai, kad tai nereikia laikyti ištirtais, tačiau, sakykime, tai yra duomenys, kurie pateikiami, tai vat yra skaičiai apie išgalomus. Jeigu pažiūrėsime į pagrindinius žaidėjus, mes matysime, kad be abejo vakarų Europoje vyrauja Lenkija. Vienareikšmiškai skaičiai yra didžiausi, virš 5 trilijonų kubinių metrų, maždaug 30% visos Europos įvertintų prognoziškai išteklių, virš 70 centrinės Europos išteklių, visoje Europoje tai yra aktyviausia vykdoma tyrimo veikla, žodžiu, vienareikšmiškai Lenkija yra lyderė. Jeigu pažiūrėtume Prancūziją, skaičiai nėra ženkliai mažesni. Ir aišku, be Prancūzijos yra ir Norvegija, Švedija, Danija, Ukraina. Tačiau, nežinau, kiek irgi susipažinę, tačiau Prancūzijoje situacija yra socialinių, ekonominių aspektų visiškai kita. Ištekliai gal yra ir nemaži, yra išdalytos tyrimo licenzijos, kurios yra išaldytos, bet metų pradžioje yra paskelbtas pernai metų pabaigoje moratoriumas hidrauliniam plėšimui dviejose šalyse pasaulyje, tai yra uždraudė plėšimą Prancūzija, uždraudė plėšimą Kvebekos kanalui. Skundžiasi naftos kompanijos, licenzijos yra, bet tai buvo priimtas politinis sprendimas. Raudonai išskirtos šalys, tarp jų ir Lietuva, kurio šitam sąraše ir nerasite, tai yra iš anos savaitės. Tai, kas po 2 metų tyrimų buvo įvertinta Europos tyrėjų, čia Amerikos agentūra. Dar norėčiau pasakyti, kadangi pasigilinau kokiais duomenimis, tai yra vertinama, jie patys, aišku, tyrimų tiesioginių nedaro, jie tiesiog surenka, kas yra viešojo erdvėje, moksliniai straipsniai, geologinės ataskaitos ir tų duomenų pagrindų įvertinimą. Sakykime, potencialas, perspektyvų atžvilgiu, aišku, Lenkija čia turėtų būti vienareikšmiškai, stumėsi centrinė Europą. Nes tos dėtos viltis, sakykime, Vokietija, Nyderlandus, jos tokių labai gerų rezultatų nedavė. Tai vėlgi, kiekvieni metai atneša kažkokiu tai naujo žinojimą. Dabar Lenkija. Lenkijoje yra, jau kalbant aplamai apie Baltijos regioną, tai yra 2 geologinės sistemos. Paskui parodysiu, kur jos slūgso ir kaip atrodo, tai yra taip vadinami Kambro Olimos skalūnai, kurie faktiškai visa Skandinavija, Bornholmas, Švedijos Kanės dalis, Danijos pietinė dalis, truputį Estijoje ir Silūro sistemos, tie vadinami juodi graptolitiniai skalūnai, kurie yra paplitę, vėl paplitimą pažiūrėsime. Kaip jau minėjau, labai aktyvi susijusi su licenzijavimo politika. Aišku, potencialas pirmas, antras dalykas, kodėl Lenkijoje tai yra palankus politinis požiūris, tai yra palanki socialinė ekonominė situacija ir labai lengvas tyrimų licenzijų išdavimo tvarka. Taip pat, jeigu mes pasižiūrėtume į visus šitus spalvotus, matome šitos naftos kompanijos, kurioms yra išduota 2 baseinai, Baltijos nuosėdinis, pats, kuris paplitęs ir Lietuvoje, ir Podlesės, virš 80 licenzijų, nuo stambių žaidėjų kaip ConocoPhillipso, ExxonMobil, Chevrono, iki Lenkų vietinių nacionalinės kompanijos Lotos, iki smulkių firmelių. Dabar, jeigu pasižiūrėtume, tai kaip ir atsakymas, kodėl mes dabar su jumis kalbam čia ir dabar, schemutė, kaip atrodo tas mūsų Baltijos nuosėdinis baseinas ir Silūro nuosėdinis baseinas, štai jo riba, jisai tęsiasi nuo vidurio Lenkijos, tai jis yra Torpisko zonos. Jeigu pažiūrėsite į licenzijavimo schemutę, labai jinai čia neblogai matosi, ar ne, pagal licenzijų išdavimą. Nes čia jau geologinės sąlygos kitos, praktiškai iki pat Estijos šiaurinės dalies. Storiai didėja nuo sakykime, puskilometrio arba tos uolienų, kurios atsidengia Estijoje iki 5 km gyro, nes ties yra Torpisko zona. Ir tos
sakykime, perspektyviausios uolienos, jūro brachtolitiniai skalūnai yra paplitę Lenkijos teritorijoje, Kaliningrade ir mes matome vakarų Lietuvoje. Iš principo tas pats Luono gilinis baseinas. Pirmas faktorius, jeigu pasižiūrėtume tą pačią schemą, kaip keičiasi geologija, šitas ženklas rodo perspektyviausia, aišku, Lenkijos istorija didžiausia ir pati istorinė didžiausia, Lietuvoje. Šiuo atveju tos pačios uolienos yra paplitę tik tai vakarinėje dalyje, tai centrinės Lietuvos ir aišku, ženkliai istorija yra ženkliai mažesnė lyginant su Lenkija. Sekantis punktas, kodėl yra pasiūlytas kalbėti tyrimų. Europos mastu 2009 metais buvo inicijuotas tarptautinis projektas GAS santrumpa, tai yra Shale Gas Initiative in Europe, finansuojamas naftos kompanijų, tai yra išimtinai privatus pinigai, kuriame buvo išskirti keli tikslai. Vienas iš jų tai yra sudaryti duomenų bazę Europos, geologinių duomenų. Ir kiti du buvo grinai tyriamieji. Dalyvauja apie 20 turbūt geologijos tarnybų iš visų Europos, stambiausi moksliniai centrai tokie kaip Geoforschung centras Potsdame, dalyvauja žymiausi universitetai, dalyvauja Prancūzijos naftos institutas, yra įtraukta pinigai skiriami tyrimams, tai yra įtraukti doktorantai, vyksta darbai ir jau biudžetas irgi yra nemenkas iki kai kurių milijardų. Lietuva, kaip turinti vėl tam tikrą potencialą, buvo įtraukta ir įsijungė vėlgi nuo 2009 metų, reiškia, baigiama kitais metais bus šio projekto fazė, bus darbai publikuojami ir jau šnekama yra apie pratęsimą sekantį projektą, vadinamą GEŠ2, nes į dalį klausimų atsakyta, jie iškelia geometrinę progresiją dar daugiau klausimų, kuriuos